Treneri, pradžiai gal apie šios dienos rungtynės, vėl eilinė duobė trečiam kėlinį ir vėl to charakterio kaip ir nebebuvo. Ne? Nu jo, tas trečias kėlinys mums tikrai pakišo koją, nors atrodo pirmus du ir kojomės, bet vėl paleidus virš 10 taškų kažkaip tai atsitinka jau ne pirmose varžybose, kai mes kažkaip tai nuleidžiam rankas, nors šiose varžybose taip iš šono žiūrint stengiasi, kovoja, bet nepavyko tai padaryti. Treneri, dėmesys gynybai. Juventus šios dienos rungtynėse varžovai visi meta tritaškius, bet iš tų 32 tritaškių, kuriuos jie išmetė, turbūt 30 buvo visiškai laisvi. Čia ar jų deriniai labai geri, ar mūsų žaidėjai gynyboje visiškai nesupranta, kaip reikia gintis? Nu, aš manau, kad nesubėgo į rotacijas, kur tarėmės, kada ėjom pradžioje su Stapautu ir reikėjo daugiau rotacijų, norint, kad negautų tritaškių. O gal ir aišku, gal ir kažkokie tai dalim ir nesupranta viens kito gal dar. Nemanau, nes jau visas sezonas praėjo, tai jau viskas supras. O tos pirmos 4 minutės trečio kėlinio, kai puolimas visiškai užstrigo. Kur buvo tenai problema? Varžovai pakeitė gynybą per didžiąją pertrauką? Ne, nepakeitė gynybą, jie paprasčiausiai atkirto pirmą numerį nuo mūsų kitų žaidėjų ir mes nesugebėjom išnaudoti tą dalyką. Reikėjo žaisti paprasčiausius derinius, reikėjo žaisti per didelį, kristi žemyn ir būtų, aš manau, viskas judėjo toliau. Būtent tas žaidimas 2 prieš 2 šiandien teisinas, nes trečiam kėlinyje turbūt vien tik taip Karlis Petrukonis rinko taškus. Jo, tas pagrindinis ir buvo dalykas. Jisai surinko tų tokių, galim sakyti, pigių taškų, kur sulošė, numetė ir Tomas ir Darius. Treneri, po praeitą sezoną kalbėjome čia, jūs sakėt, kad viskas labai gerai, sezonas labai puikus, ketveriukė, Babailušikio taurė. Sakai, treneri, kas nutiko per tuos 8 mėnesius, kad iš vienos geriausių lygos komandų Juventus tapo, pavadinkime taip, silpna vidutiniokė? Pirmas dalykas, tai išlaikyti tą 4. vietą, galim sakyti. 2 metus iš eilės nebuvo 4, yra labai sunku. Ir reikia pripažinti, kad ir pasikeitė žaidėjai. Ir galiu tiesiai pasakyti, praradom keletą žmonių, kurie buvo, galim sakyti, kertiniai pas mumis. Ir tikėjomės, aišku, paėmė kitus, kad jie atstos, bet vienose varžybose, aišku, tai pasiteisindavo, bet visumoje bendram rezultatė, nors skaitau, kad ne. Ir aišku, galbūt ir mano klaidų buvo keletą ten, kur ir keitimuose gal kažkur tai, bet aš manau, kad tai pagrindinis dalykas gavos, kad mes kažkaip nesuradom savo braižo iki pat pabaigos. Tai ar galima sakyti, kad per tuos 8 mėnesius komanda taip nesusilipdė? Galim sakyti, kad ne tai, kad nesusilipdavo, tai kad gal tokios trūko ne dvasios, o tokio sustelkimo, kada yra sunku, kada reikia kažkokių tai imtis veiksnių, kada turi parodyti charakterį komandą, gal tas yra pagrindinis dalykas. Ką išskirtumėte žaidėjų šį sezoną? Geriausių fanai išrinko Gintautą Matulį, statistiką labai pagerino Karlis Petrukonis. Ką galėtumėte paminėti iš savo komandos? Kas gal jūs maloniai nustebino šį sezoną? Aš gal nieko neminėsiu, iš tikrųjų Gintas tikrai padarė didelę pažangą nuo praeitų metų ir apie kitus, ką. Čia yra vis dėlto mūsų darbas, ir sakyti, kad vienas žaidė geriau, kitas blogiau, tai čia būtų nekorektiškas žmogus. Treneri, kaip pats vertinate šį sezoną? Babailė lyg ir tokie vidutiniški tikslai įgyvendinti. Neiškrito iš elito diviziono komanda, neužėmė paskutinės vietas. Lietuvos krepšinio lygoje vėlgi nepatekta į atkintamasis varžybas ir klaustukas 9 ir 10 vieta. Prastai? Tai aišku, kad prastai, jeigu vis dėlto mes ruošiamės kovoti dėl praeitų metų tokio pačio rezultato ir mes dabar esam 9-10, tai čia aišku prastai. Aišku, bet yra atitinkami veiksniai, kur kartais nuo vienokio ir kitokio veiksnio daug kas priklauso. Taip kad kaltinti vien tik tai, kad mūsų žaidimas buvo blogas ar dar kažką, tai čia būtų nelabai korektiška. Treneri, balandžio 13 baigėsi sezonas, ką veiks Juventus komanda toliau? Sportuos dar sportuos, dar yra ir kontraktas, ir pagal kontraktą mes turim dirbti. Susirinksim, pajudėsim dar, aišku. Taip, tik tai, manau, kiek dar yra kontraktų sąlygos, tiek mes turim įvykdytas. Treneri, kokie jūsų paties ateities planai? Dabar reikia dabaigti šitą visą iki pat galo, paskui pailsėti ir judėti toliau.